Willkommen til Latvija. Sveiki atvykę į Latviją. Tie nepasijunta lietuviai kažkokie atstumti. La litauere ikke være unna. La de ikke føle som de er unna. Bet aš manau, parodyti svetingumą yra labai gerai. Men det er godt å vise at du er annerledes unik. Nes tai, kad atvažiavo į Norvegų jaunimas, Det at ungdommer fra Norge kom, mes labai branginam. vi setter veldig stor pris på. Todėl, kad ten žmonės netaip paprastai savo jaunimą kur nors išleidžia. Det er ikke sånn at det er lett for nordmenn å la deres ungdommer forlate Norge for en stund. Aš teisus, Benjaminas Er Jogis. det sant? Ja. Benjamin ler. Gerai, mes turim tą rašto vietą, dabar kas turit Biblijas, atsiverskit Agėjo pranašystė. Så åpne opp bibler til Haggai. Žodžiu, istorinė knyga, nes čia buvo Historisk bok. istorija. Historie. Truputį konteksto. Reiškia, kažkada labai seniai žydus išvarė į Babiloną. For veldig lenge siden jødene ble kastet ut fra Israel til Babylon. Ir po 70 nelaisvės metų Og etter 70 år under Babylon, karalius Kyras įsakė gražinti žydus į Jeruzalę ir pradėti atstatinėti šventyklą. kongen bestemte å sende jødene tilbake til Jerusalem og begynne å bygge tempelet. Kaip mes visi žinom, žydų tauta yra kunigų tauta. Vi vet at jødene er prester, Ir kokia kunigų tauta be šventyklos? og hva slags prestnasjon uten et tempel? Jie 50 000 persikėlė į Jeruzalę 50 000 flyttet til Jerusalem iš Babilono fra Babylon, ir pradėjo tos darbus atstatinėjimo šventyklos. og begynte å bygge tempelet på nytt. Gjenbygge tempelet. Žinai, ką padarysiu? O dabar geriau? Vienodai. Gerai. Pradėjo atstatinėti tą šventyklą ir susidūrė su dideliam problemom. De startet å bygge tempelet, og det kom mange problemer. Nepriteklius, De hadde ikke nok ressurser. aplinkinių tautų pasipriešinimas, Nasjoner rundt var imot. sąmokslai įvairūs. Forskjellige conspiracies. Konspirasjon. Tai privedė juos prie to, kad jie iš pradžių pasilpo, De først ble svake, o po to visai nustojo tai daryti. og så sluttet å gjøre det. Ir čia vat kaip tik aprašoma ta istorija. Dievas siunčia pranašą Agėją Og Kad- så pakelti tautą. her ser vi at Gud sender profeten Haggai og bygge igjen nasjonen. Žinot, man primena va ta istorija labai krikščionio gyvenimą. Det minner meg om kristenliv. Aš truputį paskaitysiu konteksto. Mes turbūt, Benjamin, aš paskaitysiu lietuviškai, o jūs paskaitysit patys norvegiškai. Jeg skal Turit šito, your version Bible. Jeg skal lese på litauisk, og dere kan lese på norsk. Er det greit? Okay? Žodžiu, truputį paskaitysiu jo Skal lese litt. nuo pirmos skyriaus, dabar skaitau nuo antros eilutės. Kapittel 1, vers 2. Gerai, nuo pirmos eilutės. Vers 1. Antraisiais karaliaus Dariaus metais, 6 mėnesį 1 dieną, viešpats
kalbėjo per pranašą Agėją, Šaltėlio sūnui Zerubabeliui, Judo valdytojui ir Jehozatsako sūnui Jozui, vyriausiam kunigum sakydamas, taip sako kareivijų viešpats. Žmonės kalba, kad dar neatėjo laikas atstatyti viešpaties namus. Tada viešpats kalbėjo per pranašą. Kodėl sakiau, kad man primena krikščionio gyvenimą? Todėl, kad Hvorfor minner det meg om kristenliv? mes įtikim ir ateinam pas Dievą. Vi blir frelst, Ir po kiek laiko susidūrė su problemom įvairiom, atmetimu, jūs kiekvienas žinot. mens tiden går, så kommer vi imot forskjellige problemer. Rejection, for eksempel. Ar lengva būti krikščioniu? Er det lett å være kristen? Ne, sunku yra krikščioniu būti. Det er vanskelig. Kiti sako, kad krikščionybė, tokia frazė labai paplitus, krikščionybė yra silpniem žmonėm. Det er populært å si at det å være kristen er for de svake. Bet tai netiesa yra. Det er ikke sant. Kad tu išstovėtum tiesoj, tau reikia būti labai kietam. For at du skal stå i sannhet, må du være veldig sterk. Ir kai mes įtikim pačioj pradžioj, mes būnam kaip vaikai. Når vi først blir frelst, så blir vi som barn. Iš pradžių viskas kaip per Kalėdas, kur senelis ateina su dovanom, šventinė nuotaika. Først er det jul, Santa Claus kommer med gaver, alle er glade. O po to prasideda įvairūs tokie nutikimai. Įvairūs. Og så begynner det ting å skje. Aš jų neminėsiu, aš tikiuosi, kad jum iškyla asociacijos. Jeg skal ikke si noe spesifikt, men jeg er sikker på at dere tenker på noe. Mes patiriam spaudimą ir kai tas spaudimas trunka ilgiau, Når du er under vanskeligheter i en viss tid, pasilpstam ir tada nustojam sekti Dievu. du blir svak og slutter å gå etter Gud. Vat čia šitoj vietoj noriu pabrėžti vieną dalyką labai svarbu. Jeg vil sette en ting som er veldig viktig. Sekti Dievu tai nėra vien tik tai ėjimas į bažnyčią ir Biblijos skaitimas. Det å følge Gud er ikke bare å gå til kirke og lese Bibel. Sekimas Dievu tai yra paklusti jo žodžiui, kad tas žodis kalba į tavo asmeninį gyvenimą. Det å følge Gud er å følge Hans ord og ta imot det at Gud snakker i ditt liv. Ir vat tokia pati situacija pas žydus, ne? Det er det samme hos jøder. Dievas siunčia Agėją Gud sender Haggai. ir ten įsiveisė tokia ale liga tarp žydų. Og så blir det sånn at mot jøder blir det som en sykdom på en måte. Jie pradėjo manyti, jie pasidarė tokie lengvabūdiški. De ble naive. Ir Dievas jiem per pranašą tada atvirų tekstų sako. Gjennom profeten Gud forteller dem åpenbart. Ar laikas jums gyventi lemtomis apmuštose namuose, kai šventykla tebeguli griuvėsiuose? Pabandyk išversti. Dere følger meg, ikke sant? Ketvirta eilutė. Vers 4. Ir žinokit, čia yra, va tas žodis yra kiekvienam, jis apie ką byloja. Mes labai dažnai nusisukam į mūsų asmeninį tą gyvenimą. Mes pradedam gyventi mūsų gyvenimą tą, kaip jį pavadinti teisingai. Hva det sier at vi begynner å leve vårt liv etter kjød. Ja, leve vårt liv. Natūralų, jo. Naturell liv. Blogiau, jeigu pavadinti tai kūnišką gyvenimą. Det å kalle det verre er etter kjød. Pateisindami viskas, kas tavo vyksta gyvenime. Og du sier at alt som skjer i ditt liv er ok, det er greit, du godtar det.
Ir viešpats, kadangi mus labai myli, jis kartai mus pabarė. Også fordi at Gud elsker oss så mye, så han kjefter på oss noen ganger. Ir va čia va būtent toj ketvirtoj lūtė ir sako, ar laikas jums gyventi lentomis apmuštose, kaip šventykla tebeguli griuvėsiuose, ar kitaip, jeigu pritaikyt prie krikščionių gyvenimo, ar laikas tau užsimti savo to kūniškų gyvenimų, kai tavo dvasinis gyvenimas yra sugriuvęs? Det tid for deg å leve ditt liv, eller gjøre noe i det naturelle, når din åndelig ikke en bra tilstand? Ir kietas žodis. Det et hardt ord. Bet, žinot, jame yra, jis pilnas malonės. Og den full av nåde. Kartais pas mus akis taip apsiblausia, Noen ganger slutter vi å se klart, kad mes nieko nebematom så ser vi ingenting, ir patys negalim savęs įvertinti. og så kan vi ikke forstå vår tilstand. Ir tada Dievas ateina į tavo gyvenimą su savo žodžiu ir padaro korekciją. Så kommer Gud til livet ditt med sin ord og korrigerer livet ditt. Be jo įsikišimo visas šitas procesas neveikia ir neveiksmingas. Uten at Gud gjør noe, så det ikke effektivt, prosessen. Jo, todėl kartais jis mums kietai pasako, bet pasako aiškiai. Så noen ganger det hardt å høre det Gud sier, men han forteller det klart. Dabar verčiu į šią dieną ir suprantamą kalbą, normaliai. Så oversetter jeg til i dag og til en forståelig språk. Nustok sekti savim, Slutt å følge deg selv, pradėk sekti manim. start å følge meg. Ką reiškia pradėti sekti manim? Hva betyr det å begynne å følge meg? Jeigu pas tave yra skylė maldoj, Hvis det et hull i din bønneliv, tu turi tai pataisyti. så må du fikse det. Jeigu pas tave skylė yra žodėje, Hvis det en hull i ord, tu turi tai pataisyti. så må du fikse det. Jeigu tu šiaip leidi dienas ir, pavyzdžiui, bažnyčių nieko nedarai, tu turi tai pataisyti. Hvis du kommer til kirke og gjør ingenting der, så må du fikse det. Matot, tai yra skirtumas, kai mes patys tai sugalvojam ir patys save nuteisėm. Så det forskjellig mellom at når vi kommer på det, og så dømmer vi oss. Ir kai Dievas tai pasako į mūsų gyvenimą. Og når Gud sier det til vårt liv. Kai man Dievas tai pasako, aš nesijaučiu atstumtas. Når Gud forteller, så følger jeg ikke meg unna. Aš pamatau, kaip jis mane myli. Så ser jeg imot, jeg ser at Gud elsker meg. Jis myli mane kaip savo vaiką. Han elsker meg som sitt barn. Jaunimas nežino, ką reiškia turėti šeimą ir mylėti savo vaikus ir dėl jų aukotis. Ungdommer forstår ikke hva det betyr å ha en familie, ha barn og ofre selv for dine barn. Bet Dievas mus myli labai. Men Gud elsker oss veldig. Ir parašyta, kad kurį aš myliu, tą aš ir pabaru. Så det skrevet at den som jeg elsker, jeg korrigerer. Nes jeigu tu nesi baramas, Hvis du ikke korrigert, tu esi pavainikis. så Tu niekam nerūpi. du ikke en sønn, Gud tar ikke vare Bet på jeigu deg. jis tave myli labai, Men hvis Gud elsker deg, jis kaip pats artimiausias žmogus pasakys tau tiesą. han som nær deg, han skal fortelle deg rett. Ir be va to pasakymo tiesos, žinokit, mes neišsigelbėsim. Uten å si det som det så skal vi ikke bli frelst. Tai yra labai brangu. Det veldig stor pris på. Aš, kaip minėjau prieš tai, aš degiau dėl Dievo Som jeg sa tidligere, jeg brant for Gud prieš 20 metų 20 år siden. ir atkritau 5 metams nuo Dievo. Så forlatte jeg Gud for 5 år. Ir kai aš grįžau, Når jeg kom tilbake, žinot, aš jau žinau tą skirtumą. jeg vet forskjellen. Aš žinau, ką reiškia, kai tau atleista.
Jeg vet når du blir tilgitt. Aš žinau, ką reiškia, kai jis priima tavo atgal, neatmeta. Jeg vet hva det betyr når Gud tar deg imot. Ir todėl, va tam kely su Dievu, Så i veien med Gud, aš asmeniškai jaučiuosi kaip tas sūnus palaidūnas. jeg føler meg som sønnen prodigal son. Ir iš esmės mes visi esam sūnus ir dukterys palaidūnai. Faktisk vi alle de sønnene og datterne. Nes jis sumokėjo už mus labai brangią kainą, kad mus gražinti į tą poziciją, į tą padėtį, Fordi at han betalte veldig høy pris kad på jis at vi skal komme tilbake. galėdamas, kad jis būdamas šventas, galėtų mylėti mus, pakelti. I det at han som hellig skal elske oss og ta oss imot. Čia jisai sako, grįžtų vėl į tą istoriją, ne, atvirai sako. Jeg kommer tilbake til historien. Han sier det åpenbart. Dabar jūs statot savo namus, ne tik juos statot, bet ir gražinat juos dar. Dere bygger deres hjem, og ikke bare det, og til og med pynter dem. O mano namai yra apleisti. Mens mitt hus forlatt. Ir tas atviras tekstas sako jiems tiesiogiai, ką daryti. Og det som åpenbart, sier det direkte hva de skal gjøre. Ir nuo 7 eilutės sako, nuo 7, jo? Vers 7. Taip sako kareivių viešpats, apsvarstykite savo kelius, susimastykite, įvertinkite savęs. Pagalvok, kur tu esi. Tenk om hva slags situasjon du I tilstand. Ir čia sako, eikite į kalnus, parsigabenkite medžių ir statykite namus. 8 eilutė. Vers 8. Aš tuos namus pamėgsiu ir būsiu pašlovintas. Neversi, ne? Jeg skal være glad I huset og bli priset. Ir toliau jisai aprašo. Og så omskriver han. Sako, kai jūs rūpinatės savo tais namais, bet sako, pažiūrėkit, kaip jums sekėsi. Når dere tar vare på deres hjem, se hvordan det går. Aš nuleidžiu tą visą tekstą, jis sakau, jiems sekėsi labai prastai. Og så in a nutshell, det gikk ikke så bra. Ir dar sako, jūs tai turėdami savo gyvenime, jūs dar nesusimastot. Og så skjer sånne ting I deres liv, og så tenker ikke dere til og med om det. Tada nuo 12 eilutės. Vers 12. Tada Šaltielio sūnus Zarubabelis ir Jehotsako sūnus Jozė, vyriausias kunigas, ir visas tautos likutis pakluso viešpaties savo Dievo balsui ir pranašo Agėjo žodžiams. Kai viešpats jų Dievas jį siuntė ir tauta pabijojo viešpaties. Žinot, aš turiu tą patirtį, karts nuo karto ją turiu. Av og til så skjer det sånn med meg at Dievas man kažką pasako, Gud forteller meg noe, pataiso, parodo, korrigerer, viser, ir aš išsigąstu tą viešpaties baimę. og så blir jeg redd med Guds redsel. Pagarbė viešpaties baimė, kurioje yra tiek daug meilės. Jeg blir respektabelt redd av Gud, og I det veldig mye kjærlighet. Tai yra tėvas, kuris matantis, kad vaikas gali įkristi į baisę duobę ir susižalot. Gud som ser at et barn kan falle I en stor, Ir jis jį pagauna už rankos. og så tar han barnet med hånd, Ir ne tik išgelbsti, toj konkrečioj situacijai, bet jis jam paaiškina, pasako. han redder ham ikke bare, men forklarer også. Tavo pasirinkimai, tavo lengvabūdiškumas privedė prie to, kad tu paskutinę akimirką išsigelbėjai. Dine valg brakte deg til at du ble reddet I en siste øyeblikk. Ir nuo 13 eilutė. Vers 13.
Agėjas viešpaties pasiuntinys skelbė tautai viešpaties žodžius. Haggai fortalte det Gud sa. Aš esu su jumis, Jeg med dere, sako viešpats. sier Gud. Viešpats pažadino Šaltielio sūnų Zarubabelio Judo valdytojo Jehosako sūnaus Jozuės, vyriausiojo kunigo ir tautos likučio dvasią. Jie atėjo ir ėmėsi darbo prie kareivijų viešpaties savo Dievo namų. Čia yra 14 eilutė. Vers 14. Nebuvo jums niekada, važiuoji ir paskui staiga važiuoji priešingą kryptim. Ir supranti, kad, aš ten neteisingai viską dariau. Dabar turiu pataisyti ir turiu važiuoti. Teisingai. Skjer det ikke sånn med dere at dere kjører en vei, og så ser dere plutselig at dere kjører helt motsatt vei, og så må dere fikse det. Forstår dere at dere må fikse noe? Tu išsigąsti ir paklūsti. Du blir redd, og så aksepterer det. Man tokia iškylo dabar istorija, tokia trumpa iš mano gyvenimo. Jeg husket på noe som skjedde i livet mitt. Aš, kai studentavau, Da jeg var student, nežinau, kaip tu išversi, išdūriau savo draugą ant pinigų. jeg luret en venn for penger. Ir įsivaizduokit, jis matė, kaip aš įtikėjau. Han så hvordan jeg ble frelst. O aš trainiojau ten, gėriau ten, žodžiu, Jeg drakk visus tos dalykus dariau. og gjorde det vanlige. Ir po to aš įtikėjau. Så ble jeg frelst. Ir mes su juo vis susitikdavom, kalbėdavomis. Og så møtte jeg han venn, og så snakket vi. Ir jis gal pusę metų dar buvo, jisai yra iš Maskvos. Kanskje, han var i et halvt år, kanskje, og han er fra Moskva. Ir jis, porą kartų manęs paklausė, sako, ten, sako, nemaža suma, sako, kaip su tais pinigais. Han spurte meg et par ganger, hvordan er det med de pengene? Det er ikke lite sum. Aš neturėjau tada pinigų. Jeg hadde ikke penger. Man labai gėda buvo, bet aš neturėjau pinigų. Jeg var veldig flau, men jeg hadde ikke penger. Praėjo 15 metų. 15 Jis år išvažiavo į Maskvą, grįžo. gikk, og han kom tilbake til Moskva. Atsimokė ir išvažiavo į Maskvą. Han sluttet universitetet. Ir man, og- žinokit, 15 metų, tas, kad aš jį išdūriau, man nedavė ramybės. Og det at jeg lurte ham, jeg var ikke ok med det. Ir netyčia aš sužinau, kad jis atvažiuoja į Kauną. Og så helt random fikk jeg vite at han kommer til Kaunas. Man pirma mintis buvo, aš turiu tai padaryti. Første tanken, jeg må gjøre det. Nes negaliu tą nešiot tokį pulinuką. Jeg må betale ham tilbake. Jeg kan ikke leve med det. Paskaičiavau maždaug tą sumą, konvertavau pagal anos pinigus į dabartinius pinigus. Jeg konverterte summen, Tada per draugus paskambinau ir pakviečiau į svečius. så ringte jeg ham gjennom venner og inviterte til min hjem. Ir jie kaip tik atvažiavo su draugu irgi su kitų grupioko mano, kuris viso šito košmaro liudininkas. Så kom han med en våres venn som visste om denne mareritten. Ir mano tas draugas, jis vien dėl to, kad aš jam išsitraukiau pinigus ir sakiau, aš kažkada tave apgavau ir aš sakau, negaliu su to gyventi. Jeg tok pengene, og jeg sa at jeg lurte deg for noen tid siden, og jeg kan ikke leve med det. Būdamas krikščionis. Fordi at jeg er kristen. Ir jis nuo tos minties, kad aš jam noriu skolą atiduoti, jis apsiverkė ir man atleido iš karto. Og av det at jeg ville betale ham pengene, han begynte å gråte og tilga meg med en gang. Ir jis nenorėjo imti jokiais būdais. Og han ville ikke ta de pengene. Tada tas kitas draugas sako, tu turi paimti, nes sako, jam to reikia, o man iš tikrųjų to reikėjo. Han andre vennen, han sa, du må ta pengene imot, fordi at han Gintaras, han trenger det. Mes su juo apsikabinom, pasibučiavom.
kysset hverandre. Ir man kaip akmuo nuo širdies. Og det var sånn som en stein falt fra hjertet. Bet istorija šitos galas yra liūdnas. Men slutten av historien trist. Jis po 3 mėnesių žuvo avarijoje. Og han ble drept i en bilulykke 3 måneder senere. Būna liūdnos istorijos, būna neliūdnos, kaip tik linksmos. Det forskjellige historier. Noen glade, andre triste. Linksmų šiandien nepasakosiu, bet noriu taip reziumuot biškai, apie ką kalbėjau. Jeg vil ikke fortelle glade historier, men jeg vil resumere. Dievas nori, kad mes siekdami Dievo karalystės Gud vil at mens vi prøver å ta imot Guds rike, pasidarytumėm darbininkai. Blir arbeidere. Ne lengvabūdžiai, Ikke det å bare sitte, men kurie masinasi ir tą veidą nustato tokį religingą. de som bare sitter og setter en riktig fjes, den religiøst. O nori, kad mes pasidarytumėm jo bendradarbiai, bendrastatytojai. Gud vil at vi skal samarbeide med ham. Bet kad mes tokie pasidarytumėm, neįmanoma, kad per trumpą laiką ir neįmanoma be asmeninių santykių su juo. Det ikke mulig at det skal skje i en kort tid, og det ikke mulig at det skal skje uten å ha en relasjon med Gud. Jo yra toks būdas. Jis ateina į tavo gyvenimą, Det hans vei. Han kommer til ditt liv, pamato kažkokį dalyką, kurį reikia keisti, apkaltina tave. han ser noe som du må endre, han viser at det galt, Ir pats duoda malonę, kad tu galėtum tai pakeisti. og han gir deg nåde å endre det. Ir mūsų atsakomybė yra Vår ansvar nevaidinti, kad mes negirdėjom. ikke å lure Gud at vi ikke skjønte. Po to būna sekantis etapas, kai mes pasidarom darbininkai. Og så det en annen etappe. Čia aš viską remiuosi Agėjo šitą pranašystę, istorinio to fakto, kaip čia viskas vyko. Tik aš viską trumpinu. Alt fra Haggais profeti. Jeg bare setter det kortere. Kai mes pradedam sekti Dievu, Når vi begynner å følge Gud, mes susidūrėm su spaudimu, så begynner det ting å skje. pridarom klaidų, Vi gjør feil. mums kažkas nepasiseka, Noe går galt. mus labai išgąsdina kitų žmonių nuomonė Vi blir skremt av det andre tenker. ir mes krentam Og så faller vi. ir labai nusiviliam. Og så blir vi triste. Tai nuo šito nusivylimo, nuo to lengvabūdiškumo ir nuo to nusivylimo irgi yra tik vienas vienintelis vaistas, bet čia jisai užrašytas yra Agėjo. Og det at det skal ikke skje sånn, så det bare en vei. Ten parašyta, sako, nebijokite, aš esu su jumis. Det skrevet, ikke vær redd, jeg med dere. Taip skamba banaliai labai, bet kai Dievas tai taip prakalba, nebijok, aš esu su tavim. Det høres veldig enkelt ut, ikke vær redd, jeg med deg. Men når Gud sier det, Tai reiškia, kad bet kokioj tu situacijoje arba kokioj stadijoje proceso tu bebūtum, betyr det at uansett i hva slags steg du i prosessen, jeigu tau nesiseka, bet tu vis tiek nori, og så går det ikke, men du vil, jis niekada tavęs neatstums. Gud skal aldri forlate deg. Niekada. Aldri. Jis tik tai niekada neperkels tą atsakomybę tavo asmeninę ant savęs. Og han skal aldri bare sette ansvar fra deg til ham selv. Nes mūsų prigimtis tai tokia yra, kad jis duoda malonę, bet dar jisai turėtų ir padaryti. Men vi sånne at vi vil at Gud gir oss nåde, og til og med gjøre det. Bet jis nori iš tikrųjų, kad mes pasikeistumėm. Ir jeigu mes savo pastangų nedėsim,
Men han vil at vi skal forandres på ekte, og hvis vi ikke skal gjøre noe for det, pagarbiai bijodami jį ir paklusdami jam. med å være respektabelt redd for ham og akseptere det han sier. Niekas neįvyks. Ingenting skal skje. Aš jau biški metų turiu, tai savo gyvenime tai iš mūsų kartos matęs ne vieną kartą. Jeg er litt gammel, så jeg har sett fra vår generasjon ikke en gang. Tai tas procesas, kad tu lauki, kol Dievas padarys, gali užtrukti labai ilgai ir tu nieko nesulauksi. Så kan det skje slik at du venter på at Gud skal gjøre noe, men hvis du ikke gjør noe selv, så kan det være sånn at du forventer ingenting. Ir dabar visai pabaiga. Slutten. Čia taip trumpai, ne? Pabaiga. Pabaiga, ne? Visai trumpai. Dar jis toj knygui pasako, įvertina jų būklę ir pasako apie jų nuodėmes. Og så Gud forteller deres tilstand og viser dem deres synder. Bet taip pasako, kad pabandysiu perteikti paprasta kalba. Taip pasako, kad aš dabar pabandysiu perteikti paprasta kalba. Og han sier det slik, jeg skal prøve å fortelle det på en enkelt måte. Aš žinau, Dievas, kame tu esi. Aš žinau visus tavo blogus dalykus. Jeg vet det du er i, jeg vet alle dårlige ting som du er i, du gjør. Bet kadangi tu bijai manęs ir Men fordi at du respekterer meg og er redd for meg, ir dedi tą žingsnį link manęs, og så setter skritt til meg. Ten parašyta, jiems konkrečiai tai sakė, kadangi jūs išsigandot ir dabar dirbat ir atstatot tą šventyklą. For at dere er redde nå og bygger tempelet på nytt. O mūsų kalba tai, kad tu atsigrįži savo širdimą į jį. Og for å si det enkelt, så er det du bare setter dine vei for Gud. Patikėkit, aš žinau, ką reiškia būti bejėgiu. Jeg vet hva det betyr å være uten styrke. Prieš savo nuodėmes, prieš savo charakterį, Foran dine synder, dine karakter. prieš savo nuomonę apie save, Det du tenker om deg selv. prieš atmetimą, Foran forlatelse. prieš žmonių nuomonę apie mane. Foran det andre tenker om meg. Aš žinau, aš daug kartų esu kaip į galvą į sieną. Det har skjedd mange ganger. Det er sånn som du kommer med hodet mot veggen. Bet kadangi tu savo bejėgiškumą suvoki, Men hvis du forstår at du er svak, bet jau nebenori gręžtis atgal, men du vil ikke se bak deg, jis sako, aš tave palaiminsiu. så sier han, jeg skal velsigne deg. Jeigu viešpats tau neduos tos malonės, jis tave apkaltino, bet jis tau duoda malonę. Hvis Gud skal ikke gi deg nåde, men han viser deg det som er galt, men han også gir deg nåde. Tau pasikeisti yra be šansų. Det er umulig å endre dine vei. Mes bažnyčiui galim tik tai vaidinti, reiškia, tos dievo baimingus ir religingus. Vi kan late som i kirken at vi respekterer Gud, og vi kan sette riktig fjes. Ir visai pabaiga. Og hele slutten. Jūs negalvokit, kad mes linksmai grojam ir jūs šokdinam. Ikke tenk at vi synger her og vil at dere skal danse og være glade. Kad mes šiaip tokiu būdu esam. At vi gjør det bare fordi vi liker det. Ne, mes labai branginam tai. Mes branginam tą tikrą džiaugsmą. Det er ikke slik. Det er sånn at vi setter stor pris på ekte glede. Kai tu pasieki tą malonę, Når du kommer til den nåden kuri vadinama Dievo karalystė, som er Guds rike, tai reiškia teisumas, det er rettferdighet, ramybė, peace, fred ir džiaugsmas šventoji dvasiai. og glede i Hellig Ånd.
branginam ir norim dalintis su visais. Vi setter pris på det, og vi vil dele det med alle. Gal jau daugiau nieko nesakysiu. Kanskje jeg skal ikke si noe mer. Jau ką norėjau, viską pasakiau. Jeg sa alt jeg ville. Tai paskutinis toksai žodis, kad nepaniekink to fakto, kad Dievas yra su tavim. Siste ord. Ikke se på det lett at Nepradėk Gud er galvoti, med deg. kad tai yra menka. Ikke begynn å tenke at det er noe smått. Nesumenkink, nes tai yra vienintelis dalykas, kuris nuves tave toliau su Dievu. Ikke gjør det smått, fordi det er det eneste som skal vise deg vei videre med Gud. Amen. Amen.